Labą dieną, susitinkame naujame gaudynių video. Šįkart gaudynės truks 8 valandas ir vyks Vilniuje. Ir štai komandos. Pirma komanda – Joris ir Rokas. Antra komanda – Aleksandras ir Žygis. Trečia komanda – Justas ir Matas. Ketvirta komanda – Kajus ir Tomas, kuris prisijungs šiek tiek vėliau. Ir paskutinė komanda – aš su Jokūbu. Spininam vylą, kad sužinot, kas bus vada. Tomai! Mes vada. Mes Tomai šiks, lavonas! Taigi, tam Kajus? Jeigu aš atsiklaupsiu ant kelių, tu duosi man pirmą. Tomai šiks, lavonas! Šiks, lavonas! Ne. Nu, maldauju, aš tavęs realiai maldauju. Jo, gerai. Davai. Nice. Gerai? Ne. Okay. 3, 2, 1. Startinam taimį. Bėgam. Nu ką, dabar laukiam. Gaudysim, kas neišvažiavo su Boltu. Įsikvietėm Boltą, visi varom. Davai. 5, 4, 3, 2, 1. Varom. Davai, pagausim. Mes 5 įsėdom į Boltą, bėgam nuo Tomo ir Jokūbo iki mano namų, pažiūrėsim, kaip sekas. Jo, varom pas Matą ir, nežinau, Justas turbūt irgi kartu. Tai bandom pagauti Matą ir tada bandysim važiuoti į oro uostą. Tik reikalas dar toks, kad Jokūbui yra futbolo turnyras 13 valandą. Tai turim 2 valandas nebebūt vada arba... Tai yra va čia visi. Žygis ir kas čia dar? Ir Kajus. O mes va čia darysim su Boltu. Jo, tai Mes jam tiesiai prieš veidą atsisponinsim. Žygiu atvarėm į mano namus, aš persirengiau ir dabar varom į televizijos bokštą. Okay. Tai žodžiu, per tą laiką, kol važiuojam, šiek tiek paaiškinsiu taisyklės. Tai mūsų dabar tikslas bus pagauti juos ir jie mūsų nemato, o mes juos matome, kur jie yra. Tai žodžiu, bus gan lengva juos pagauti. Ir tada važiuosime turbūt į oro uostą, nes, žodžiu, reikės mums atlikti questus. Žodžiu, reikia aplankyti tam tikras vietas Vilniuje ir kad laimėti, žodžiu, šitą challenge. Tai jo, taip pat visi turi po 2 jokerius, tai snap jokeris, tai žodžiu, galim pamatyti, kur yra kažkoks žaidėjas, nes jis turi atsiųsti snapą, kuris yra, ir freeze jokeris, kuris sustabdo žaidėją 30 sekundžių. Kažkur čia yra. Bandom jau surasti. Kajus čia? Matai Kajų? Kitoj pusėj gatvės. Žiūrėk, pagavimas. Live pagavimas. Nu ką, ir viskas. Pagavo, oficialiai pagavo. Nepataikėm į autobusą, dabar lauksim kitą autobusą ir varom į televizijos bokštą. Nu ką, žmonės, bėgam. Kuostai. Davai, darom dabar questus. Nes matot, tol kol esam valdai, negalim daryti questų. Mums liko dar 23 eurai išgyventi šiandieną. Tai, nu čia taip labai dar normaliai, bet problema, kad jau taip daugiau Boltų nebevažinėkime. Mes dabar toliau važiuosim autobus. Kur Kajus? Jo, tai jis važiuoja ten, kur reikės ir Jokūbui važiuoti, nes jie kartu turi futbolo turnyrą. Tai yra šiek tiek rizika, kad ten kad mes nesidėsim. Jeigu nebus stadione 12-15, mane nužudys treneris. Mane pagavo Tomas, aš įlipau į Boltą ir aš dabar stadione jau. Čia žaisim su ATKB. Mes autobuse su Žygiu varom prie televizijos bokšto. Nufotkinsim. Prie televizijos bokšto, gražuolis. Rokas dabar įlips į upę. Mūsų antras teskas. Nešok. Nu davai, Rokai. Tiesiog, lys. Bro, tik mas nektaškai. Švyras mane šaudė. Bro. Nu ką, jau baigiam?
Davai. Viso. Ir taip pat jūs dar nežinote, bet mes padarysime tokį šiek tiek, žodžiu, atsiras dar vienas žmogus mūsų komandai, nu, bet iš tikrųjų jis ne mūsų komandai bus. Suradom vadą. Aš turiu proposal. Išeinam. Aš turiu proposal. Nu, koksai? Mes susitikinam, Jo. aš vadą, aš jūsų negaudau. Taip. Ir jūs susitinkat su kažkuo. Ir tada mes, jie mūsų nematys ir mes jas pagausim. Ok, davai. Kitas teammate'as, Kajaus. Sėdam ant tokio ir dabar žiūrim mačą. Nu ką? Pralaimėjot kiek? Kiek 4-0 pralaimėjot? Keliek! Žodžiu, turim 6 minutės pagauti autobusą. Kitaip teks laukti pusvalandį. Ok, žiūrėkit, mes nekenčiu šito autobuso driverio. feilinom. Per daug neįlipom į tą, kur reikėjo, bet per va tiek neįlipom į tą, kur nereikėjo, bet kur irgi kažkur būtų nuvežęs. Ok, žiūrėkit, lipam į šitą ir važiuosim dabar kažkur. Visą skaitom. Aš nežinau, ką mes čia padarėm, bet pavyko per 6 minučių, dabar galim važiuoti. Atvarėm į Bernardinų sodą. Va. Viskas. Dabar liks tik filharmonija ir tada duot saldainį. Randomui. Nu, palinkėkit sėkmės, bet tipo... mėgstam bendrauti su kitais žmonėm, kurių nepažįstam. Mes keistuoliai jo, esam. bet tipo, labai nenoriu eiti duot saldainį. Sakys, kad aš keistas. Nu, bet gerai. Einam dabar į filharmoniją, manau. Arba gal dar su Roku susitiksim. Bet nežinau. Dai, ate. Gerai, mes su Žygiu, su Roku susitikom. Ir dabar Bomžas. Ir nežinau, dabar varom į Paupį pavalgyti. Gerai, dabar situacija tokia, kad mes išlipom iš to autobuso, nes kažkaip visai ne ten nuvažiavom. Ir važiuojam Boltu į Tomo namus pasikrauti telefoną. Atvarėm į Paupį su gengu, Wolfgangu. Pavalgyti nusipirkom. Valgom. Ne, pavalgysim ir pažiūrėsim, ką padaryti namų. Tai Joris man davė tokią idėją. Man reikia dabar saldainį duoti žmogui, o aš labai bijau. Tai aš manau, kai nusipirksiu tą saldainį, kokį čiupa-čiupsą, ir aš tam pardavėjai duosiu, iš kurio nusipirkau. Nu, šiaip realiai visai gera idėja. Nu, bet tipo, nu, davai. Sveiki, man ką tik baigės abi rungtynės. Tai dabar aš varau, Tomas ten suplanavo, kaip pagauti kažką. O aš čia padarysiu vieną questą tokį. Jau padariau kažkiek ten atsispaudimą viešoje vietoje, 50. Tai jau 10 padariau. Tai gerai. Aš pafilmuosiu, kaip darau. Sveiki visi, dabar darysiu atsispaudimus. Vienas, šiaip 11, 12, 13. Pam, kaip padariau. Dabar bandom artėti labiau Vilniaus. Nu, aš dabar esu iš vieno miesto. Mes kažkur atėjom, ne ten. Ir dabar žiūrėkit, kas ten. Čia labai baisu. Aš nežinau, ką mes darom dabar. Ką jūs dar jau grįžta dabar. Mums jau gal jau pradėsim bėgti kažkada. Bet negreičiau. Bet negreit gal. Nu, tipo jo. Mes dabar darom belę kokį dalyką. Mes pasakėm
žodžiu, Justui, kad atvažiuotų į mano namus, nors iš tikrųjų tai yra Tomo namai. Ir Tomas pasislėps savo namuose, mes pasikrausim telefonus, tada ateis Justas ir Tomas pričiups Justą, pagaus jį ir tada mes šoksim į Boltą ir išvažiuosim į oro uostą padaryti questo paskutinio, tiksliau prieš paskutinio. Tai va, tai toksai planas. Gerai, viskas, pagavom juos. Bet jų nefilmavo, pradžioje nefilmavo. Tai nesvarbu. Tai gerai, tai vėl palies, nice, tai rezetinas timeris. Gerai, 3 minutės. Ok, viskas, ate. Dėkit timerį. Iškačiu, bet 5 minutės važiuoja. Tu per greitai atvarai. Buvom pas mane namuose. Visi. Mūsų nieks dar negaudė, mums jau truputį nusibodo. Kažkurie net, aš jau nelabai noriu žaisti, nes tipo, nieks negauda, nieko neveikiam. Einam ant supinių pasisup, kažką paveiksim. Kitiem, aš nežinau, kaip kitiem sekas, reikia paklausti. Gerai. Ok, jie pačytino, ten aiškiai nebuvo 3 minučių, nes aš žinau timerį, bet nieko tokio. Bėgam. Kur mes čia? Važiavo, davai, bėgam. Išbėgsim. Davai, bėgam čia. Žiūrėkit, mes dabar pasislėpėm va čia va. Šitam vat. Ir dabar turim išgyventi 2 minutės. Davai. Justai! Tu vada? Važiuojam. Окей. Машину не сломайте. Mes nemokam tos kalbos, bet susikalbėjom su šito. Ate, Justai! Ate, Justai, draugė Justai. Pabėgam nuo tavęs. Ate, Justai. Tai žodžiu, turėčiau to susitikti su Kajum. Jis turi ateiti prie Gedimino bokšto. Nežinau, kur jisai dabar čia, bet... Jo. Jeigu surasiu, parodysiu, kaip atvarė. Kas atėjo? Tai dabar žodžiu, kažką bandysim pagauti dabar. Taigi mes nevada. Ai, pasižiūrėsim dar. Kaip bus čia, tai arba mes vada, arba Aleksas vada. Pasižiūrėsim. Taip, Kajau? Jo, jie išjungia lokaciją, tai man įtartina, kad jie vada jau. Alio? Mes čia dabar atvykom prie kryžių kalno. Čia žiauriai gražus. Jo. Tai ką? Dabar Aleksas kalno kažkodėl, nes jie vada tikriausiai. Tai jo, žiauriai gražu. Čia davai. Televizijos boksas. Jo. Jie ką tik nuo kalno nusileido. Ir Rokas į dilkelę išlaidino. Ir Tomas. O, Helna. Rokas tai nukrito į dilgelę. Čia žiauriai status kalnas. Davai, nusileiskit. Davai. Taip. Realiai. Vada, ką jau mes nenufilmavom? Man prie 3 kryžių kalną. Ir nusileidom off-roado stačiu kalnu. Ką jį paskambina Tomas. Ir jam pranešė, kad jie vada, nes ką jį pagalba. Mes tiesiog ką tik pradėjom sprintinti nuo Tomo. Tai ja. Mes atvažiavome. Ai, gerai, tu padarai. Tai tada grįšim atgal su to pačiu žmogum. Gerai, mes ką tik buvom vadą, pagavom Kajų su žygiu. Su Justu dabar. Su Justu. Žiauriai kažkaip. Dieve, tuoj palaukit. Nuvarėme į Mo muziejų. Dabar vėsim į Paupio turgų. Neužlips jis. Tikriausiai. Tai žodžiu, bėgam nuo Tomo. Ir jo. Susitikom su Viliuku Hotuku. Tai va, žodžiu, dabar laukiam kitų.
ir pabėgsim nuo to kajaus. Ten realiai Tomas dabar yra. Žinau, kur mes esame. Mes miškuose kažkur slepiamės. Dar prisijungia belia kiek žmonių prie mūsų šitą. Jo, mes turim freeze, tai realiai jeigu ką panaudojam freeze ir viskas. Ok, tai davai, mums dabar liko maždaug valanda. Mes pabėgom. Jo, ir dabar galbūt mus dabar seka trup. Ok, žodžiu, mes dabar einame į kažkokį tunelį, kurį aptiko Aleksandras su žygiu. Tai jo, tai dabar ten nueisim ir tada žiūrėsim, ką toliau darom. Tai jo, tai toksai planas. Mes ką tik nusipirkom česnakinį bagetą. Žiauriai skanus. Jo, už 50 centus toks stylas. Va tokio, kokio dydžio buvo. Jo. Nu, didesnis. Tai jo, dabar einam. Pau. Jo, ten kur viskas, ten kur labai daug buvo žmonių. Nu, bet visi dabar išėjo, nes ten buvo atėjo vada. Žiūrėkit, aptikom kažkokį tunelį. Kas ten per bazę, bliamba? Davai gal nevarom. Nu realiai. Tai jau dabar labai keistoj situacijai. Tipo, ten kažkur kajus, ten kažkur yra visos kitos komandos, nes jos visos susijungia. Tai mes, manau, palauksim jų, kad būtume visi 8, nu blemba, nu baig, 8 būsime ir tam daugiau šansų mūsų nepagauti. Ok, mes dabar pabėgom iš to tunelio ir išsiskirstėm į 2 grupės. Mes važiuojam ant Gedimino kalno dabar lipti. Tai bus labai cool. Ar yra geresnė vieta pabaigti šitą epizodą ne ant Gedimino kalno? Arba bent jau prie jos. Taip, kad mes bandysime užkilti ant Gedimino kalno. Nežinau, ar yra nemokama ant Gedimino kalno lipti. Tai jeigu ką, lipsim ant 3 kryžių kalno. Bet manau galim. Tai varom. Okay, bėgam paimti, žinot, to dalyko, kuris va šituo važiuoja. Jo, kurį paėmės? Funikulierius. Funikulierius. Ok, nu ką. Tai nežinau. Va čia va. Tai nuperkam tuvai. Jo, tuvai. Nu ką, einame į šitą ir vat kilsime. Nežinau, dabar pamatysim viršaus. Tai va, matot, va čia į šitą pusę. Labai fainai. Aš čia niekad nevaręs dar. Tu nevarysi su funikulierium ar ant Gedimino? Ne, su funikulierium. Šiaip ant Gedimino kalno esu varęs. Jūs važiuosite gal, aš taip palipsiu laiptais, jo? Jo, čia bus pabaigos scena. Tai va. Turime nuostabų view ant viso miesto ir taip ir pabaigsime šitą epizodą. Maistuką. Jau realiai nebegali mūsų pagauti. Ok, žiūrėkit žmonės, mes sumokėjom, kad galėtume leistis ją pačią su funikulieriu, bet nusprendėm leistis be funikulieriaus. Tai davai, leidžiamės be. Ne, čia biznes. Nu, koks biznis? Nu, per eurų. Ai, jo. Alio, sveiki, mes namie Tomo. Tai mes realiai atėjome namo ir mes uždėjom timerį, kad galime maks 30 minučių būti, o mes atėjom gal, nu, 15:30, bet vėliau. Ne, 15:30 gal 1 ar kažkiek. Ne, kažkas tokio. Jo. Tai jo. Tai mes teoriškai galim visas gaudynės išlaukti, bet nežinom, ar tą darysime dar, bet kaip seksis. Nu, jeigu Dėl to, Rokas... kad Rokas su juo tiesiog kempina. laukia. Tai mes tada tai išlauksim visas gaudynės, bet jeigu sužinosim, kad yra cooldownas, kiek negali gaudyti, kiek per laiką, kur mes išeiname iš namo, tada tai išeisime jau čia. Tiesiog... Ir su baltu. Jo, ir su baltu. Ką tik Rokas. Pasižiūrėk, ten ta mėlyna. Žiūrėkit. Va, okei. Va, tai mažina, va, jie ten. Tai ką man daryti? Dabar mėgau paupį. Žinau, kad visi ten. Tai pagausiu juos paskutinį realiai minutę. Tai jo, linkėkime sėkmės. Freeze, Aleksai. Freeze!
Skaičiuok iki 3. Let's go, paliečiu juos. Paliečiu Aleksą. Liuks. Nu ką, štai pabaiga šito video, bet palaukite. Ačiū labai, kad žiūrėjote, bet dabar jūsų paprašysiu dar vieną dalyką. Iš viso to, ką pamatėte, visų pagavimų, kur nenufilmuota medžiaga ir taip toliau, pabandykite, paprašau, padėkite man sužinoti, kas pralaimėjo šitą video. Nes visi mano, kad pralaimėjo kitas žmogus ir dėl to beveik neįmanoma nuspręsti, kas pralaimėjo. Ir tas, kas gaus daugiausiai balsų, kad jie pralaimėjo, juos bandysime paprankinti kitame video. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Gero kito žiūrėjimo. Čiuožk. Nu, davai. Fuck.